Kiek atsimenu, kolegos žurnalistai vis vanoja ministrą Saulių Šaltenį. Mesgi turime nenuginčijamų įrodymų apie jo gerą darbą. Tiesa tik vieną, ta prasme, įrodymą. Mums sumeluoti neleis ponia Alfreda iš Daumantiškių. Daumantiškiuose gyvenančią tautodailininkę ponę Alfredą Marcinkienę prieš 2 metus apiplėšė vagys. Sulaužė ir pavogė apie 100 tautodailininkės paveikslų, plėšikai 4 mėnesius kasnakt atsilinkdavo į ponios Alfredos vienkiemį. Tautodailininkė pati sergėjo juos su kirviu rankoj. I va taip to stovi kaladė, aš paimu kirvių, padedu ant to skaladės kirvių ir sakau, tegu jie ateina, tegu kapoja mano galvą, aš aukoju ją už Lietuvą. Bet Alfreda nereikiagi galvos kapot už Lietuvą, tegu nebūna tų banditų. Tegul būna, kas nors turi aukotis, jūs esate žurnalistai, jūs nesuprantat šito. Ponia Alfreda pasakojo, kad kriminalinės policijos komisaras, tyręs įvykį, pasiūlė jai pasitikrinti sveikatą. Sakau, žinot, komisarė, kartu su jumis tada. Tegu tikrina, pažiūrėsim, kas, kieno protas sveikesnis. Ar jūs šitai vietai tinkamas ar aš? Ką jūs darote po Vilnių? Tačiau tautodailininkė neliko bėdoje viena. Ponia Alfreda tvirtina, kad ją gelbėjo nuo banditų mirusio sūnaus dvasia. Staiga mano tas vyrusias sūnus ateina, stovi, o prie langų, už langų matau banditas stovi, į tokio, matoma tokia kaukė, lyg tai tinklą kokį užsidėjęs ant veido. Sakau, Česinka, tu matai, banditas atėjo tavo mamą nužudyti. O kas jį išvijo? Ta bandita. Mano Česytis. Apginti nuo banditų ponia Alfreda paprašė kultūros ministro Sauliaus Šaltenio. Ministras Šaltenis pažadėjo. Marcinkienė, nesirūpinkit. Vilniuje susirišo 3 ministerijos šito reikalo. Banditai pas jumis daugiau neateis. Man Šaltenis pasakė taip. Banditai daugiau pas jumis neateis. Pasitelkus jungtinės kultūros ir vidaus reikalų ministerijų, taip pat saugumo departamento pajėgas, ministro Šaltenio pažadas buvo ištesėtas. Banditai daugiau nebetėjo. Ponia Alfreda šiandien ramiai kūrė meną. Kaip sakant, mada įėjo, kaip sakant, va, šito Zadijako. Vat, avinas, vat, Zadijako. Jau padarėte? Jau. Nu va, o čia vat dvyniai, va, dvyniai, va. Matė, dvyniai, va. Nu, vat, į taip toliau.